Praeitam vlogę matėte. Šiandieną mes keliavame iš Tokio į Osaką. Važiuosime su reaktyviniu traukiniu, ten, kuris tai radiacija varomas, kur ant 400 mylių per valandą lekia. Šiandieną keliaujam į apžvalgos ratą didžiausią Japonijoje. Ne ratą, o aikštelę. Pasižiūrėsim viskas iš viršaus, kaip čia atrodo šitą miestą. Ir žiūrėsim, kur toliau nuves mus kelias. Realiai tai taip kaip žiūri, tai toks tuščias miestas. Taip, toks didelis, bet toks tuščias miestas. Bet kaip tuščias nevažinėja mašinos, kad turiu omeny visi naudoja metro arba dar kažką. Galvojau, kad bus chuйня, o buvo visai gražu. Didelis miestas, gražus miestas. Dabar važiuojam žemyn. Pažiūrėsim, kur čia dar, kur galima daryti, pasižiūrėsim. Bet šiaip tai, nice. Man keista buvo labai, kaip ir minėjau, kad labai didelis miestas, bet labai mažai mašinų. Bet dėl to, nes visi naudoja metro, tai labai viskas paprasta. Ant kiek išvystytas metro, kad net mašiną nelabai kas naudojasi. Dieną belė koks lempinis oras. Šilta, šalta, grinai. Eini belė kaip karsta prakaitas bėga, pasukė iš šono, jau šalta, reikia užsisekti. Arba čia, kad aš sergu mane, jau visai. Pasiekėm savo tikslą, šventiklėlę. O dabar keliaujam prie Osakos pilies. Pažiūrėsim, kas ten per pilaitę, kas ten yra gero. Jie čia tokie mažiukai, kad net sienos nėra aukštos. Literaliai nuo sieną iki peties man. Aš jaučiu įsibėgėjęs, išsiliekęs gerai, tai peršokčiau. O šiaip tai aš einu visas, va taip, įsitaškęs, įsiblaškęs. Bele kaip karšta, bele kaip silpna. Sloga, košė, skauda nugarą, pėdučių nejaučiu. O dar man ruošia apie 10 dienų liko. Viduj filmuoti negalima, ten kažkoks muziejus, o čia tai, nu ką žinau. Jeigu vienoje observatorijoje buvai, tai nelabai čia ką, nebent jeigu žydį sakaros, tai gal čia iš viršaus gražu, nes čia jaučiu viskas rūžo būna, tai žiauriai nice. Bet pats muziejus, dar mes nebuvom, nežinau ar praeisim ar ne, nesu muziejų fanas, plius apsirgęs, bet ten, kaip ir minėjau, negalima filmuoti, bet gal muziejus ir visai nieko. Taigi, gavau patvirtinimą, kad su komanda varau į Tauken 2049 eventą, varysim keturiese, tai nu, aš ir dar 3 žmonės. Tikrai bus daug kontento, kameramenas bus, viskas, nereikės man pačiam filmuoti, tai pabandysim daugiau išspausti negu iš Singapūro Taukeno evento ir pažiūrėsim, kaip seksis. Aišku, čia, tai aš spėju, kad jūs jau Taukeno eventą matėt ir dabar tik tai išeidinėja kažkada Japonijos vlogą, žinokit. Čia vupščiu kažkokią sakuriną mes užlydom. Kėliau po sapno, mane gera, bet šiandieną čia vlogą pabaigsim, o rytoj mes kur, blėt, keliaujam? Į Kyoto. Ir dar šitą kelionę truks čia dar virš 10 dienų ir čia visą gyvenimą. Pažiūrėk, man čia jau skalpas jau lupasi. O, iki kito karto. Taigi, esame mes jau Kyoto. Aišku, mes užėjom gal 6 valandas. Atvykom, kritau į sapną, atsikėliau, negeriau, nesijaučiu geriau. Noriu valgyti, tai išausiu double cheese'ą ir eisim patirinėti biškį miestą. Sunku, bet jaučiu, kad turi būti geriau, Žiūrėsim, ar bus geriau.
Labai skiriasi oro sąlygos. Čia jau eini su žieminė striukė ir su džemperiuku. +10 feels like +6. Parašyta, kad vėjas padaro savo. Numuša 4 žemiau. Keliaujam, pažiūrėsim. Turbūt mes čia esam arčiau kalnų, tai todėl toks ir yra oras. Atrodo, kad aš matricoj užsilaginęs esu. Taip einu ir liejas biški vaizdą. Čia irgi turbūt sakuros visur. Pražydė. Jeigu neklystu, va dabar va šito būtent laiko tarpu, kada mes esam šitam mieste, čia ir turi pradėti žydėti jos kažkada. Nebūtinai šitos, bet kažkurioje vietoje. Nes sakuros čia galima sakyti visur yra pasodintos. Tai tarkim, imam kaip pavyzdį, kad yra Tokijoje pasodinta labai daug sakurų, tai vienoje vietoje jos sužymi 1 dieną, kitoj 7, kitoj 28, nes buvo pasodintas skirtingų laiko tarpu. Biškai jaučiu, man sunku, aišku, pasakoti, sunku aiškinti apsirgusiem, bet aš tikiu, kad jūs suprantate man. Pagailėsite mane komentarus, ne? Dar vienas dalykas, tai šitam mieste metro, pavyzdžiui, bent į šitą lokaciją, kur mes dabar einam, tai mums nesiūlė net su metro važiuoti, mums siūlo su autobusu. Tai galimai čia nėra net metro labai gerai išvystytas šitą miestelį, bet pasivaikščiosim, o rytoj iš ryto varysim į Bambukų miestą. Pamatys. Bet ar tikrai iš ryto nubandysim, tai viskas čia priklauso nuo manęs, koks aš būsiu atsikėlęs. O aš tikiuosi, kad aš būsiu atsikėlęs galingas, vupšio nuliaus atsikėlęs, sakysiu, davai žakelę, nežinau, net baisu pasidarė pagalvojus. Tai čia atrodo kaip, nežinau, kaip kaimas. Mes jaučiu kaimai ir esam kažkokiam, ne? Skaitosi pagalvos. Čia kas per mašiną? Kas čia per mašiną, Šaika? Kas čia per Century? What the fucking Century? Biški raunamai, ne? Jaučiu hatui pysiu antibiotikų, kad įsilydyčiau vapšė. Priėjom prie garsiųjų vartų. Jie. Matosi iškart, kad garsėjai, nes limono žmonių. Kaziuko mugė. O dabar keliaujam iki Pokemonų centro. Gonna catch them all. Kas čia vyksta? Aš tik norėjau su jumis atsisveikinti, norėjau pasakyti, kad pamirškit Pokemonus. Einam mes į viešbutį, einu įsimiegoti, o rytoj paduosim kontento. O čia visi į mane kesinosi, Kitame vloge matysite. Atvarėm į naują vietą ir pirmą kartą pataikėm su toksioru, kuris šneka angliškai. Pasirodo, jos mokina čia mokykloje angliškai, tiesiog jie nešneka, nes jie tingi šnekėti.